Labą dieną. Atliksim audio video fiksaciją atsakymo, taip vadinam, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, tvarkytojam kažkokių tai atliekų. Ką jie ten tvarko, visai neatliekas. Tai va, taip vadinama įspėjimo. Jie mane įspėja, surašytas įspėjimas 25.04.29, gautas 04.15 dieną. Tai va, dar kartą pakartoju audio video fiksacijai. Gale bus atsakymas užfiksuotas, dabar žodiškai. Jokios paramos aš jums neteikiu. Niekada neteikiau, neteikiu dabar ir neplanuoju teikti ateityje. Jokios paslaugos jūs man netliekat, niekada netlikot. Ir iš vis jūs registruoti ne Lietuvoj, tai yra užsienio kompanija, kuri užsiima giluminis resursų gavybą. Ir aš neprivalau remti užsienio kompanijos neiškiems jos tikslams. Tai netgi draudžiama įstatymų yra remti užsienio valstybės ar užsienio jurisdikcijoje esančias kompanijas, kurios lėšas neaišku kam naudojamas. Gali būti teroristiniai veiklai remti ar visokiem kitokiem antivalstybiniai veiklai remti. Todėl dar kartą kartuoju, versti žmogų, daryti nusikalstamą veiką, užtraukia atsakomybę jums. Tas buvo jums paaiškinta, juk taip vadinamo teismo susitikimo metu. Galima dar sykį tą paaiškinti, trečią sykį laukiu pakvietimo. Niekada aš neremiau, nei konkludentiniais veiksmais nepriėmiau jokio jūsų taip vadinamo sąskaitėlės, tos popiergalių, kuris nėra net buhalterinės apskaitos dokumentas. Savo pranešimus jūs galite savo tualetėlį tenai ant vinelės pasimauti ir skaityti, kiek norit. Jums buvo pasakyta aiškiai, paskaičiau, neįdomu, susipažinau, gražinau jums, atmesta. Taigi dar kartą įspėjau. Jūsų grasinimai yra nusikalstama veika. Ir viskas. Va jums atsakymas, va taip išsiųstas buvo prieš kelias dienas. Ačiū už dėmesį.